pasveikinti Alytaus Jurgio Kunčino bibliotekoje. Ir šiandien mes turim vakarą, kuris neabejotinai bus įdomus, bus jaukus ir jautrus. Ir koks tas 101 karo dienų? Aš galvodama, o kągi aš galiu pradžioje pasakyti, turbūt ir norėčiau pasakyti, būtų geriau, jei šitos knygos būtų nebuvę. Dar būtų geriau, jei šita knyga būtų parašyta bent jau pasibaigus karui ir tam 100 dienų. Bet dėja mes dabar gyvenam tą laikotarpį, kai nežinai, kas yra, ir kartais jau reikia galvoti apie tai, ką mes galime padaryti tikrą to žodžio prasme, ne tik nerimauti, ne tik bijoti, bet ką padaryti. Turim labai gražią šiandien auditoriją ir tai Lietuvos kariuomenės karys. Taip man toks pristatymas. Knygų apie Lietuvos karybos istoriją autorius Viršila Ernestas Kuckailis. Tai jo knyga ši 101 karo dienų ir jau po jos išleista kita knyga, kuri vadinasi Linkėjimai iš miško. Linkėjimai iš miško. Autorius tikrai padėjo pasirašyti, o knygą, jei neįsigijote, galėsite įsigyti prie mūsų registratūros. Taip pat šiandien kartu Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro paieškų ir identifikavimo skyriaus vyriausias specialistas Valdas Šukevičius. Ne pirmą kartą bibliotekoje, alytiškis, gimimo Alytaus. Taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių politikos mokslų instituto 4 kurso studentas Giedrius Balinskas. Giedrius turbūt pirmą kartą, ne, ar ne pirmą kartą? Pirmą kartą Alytuje. Ir tai turbūt tai ir yra ta jaunoji karta, kuri perima tai, ką mes turime. Perima šaknis, gal ir taip galėčiau sakyti. Na ir kad tas mūsų vakaras būtų tiesiog su muzikiniu skambesiu, tai bardas Romas Naidzinavičius irgi čia Alytuje. Dalį savo gyvenimo ir metų praleidęs taip pat Alytuje. Tai gero vakaro mums visiems, turbūt autorius irgi pasakys, kažkiek klausimų galite pasiruošti, bet mes suskupsime sutilpti į 1 valandą, kuri bus labai intensyvi, įdomi. Ir kadangi vyrų šiandien daugiau, turbūt karybos klausimų, jūs taip pat sulauksite. Gerą vakarą. Jotvingis kalvė žemaičiai lietuviai, Kuršiai žemgaliai sėliai ir garbino šventąją aukuro ugnį. Gabija laima žemynam ateina per kūną mėnulį. Dievais dainų vaikė, čia Lietuva, čia Lietuva, čia Lietuva, čia mūsų žemė. Lietuva, čia Lietuva, čia Lietuva, čia mūsų žemė, čia mūsų žemė. Lietuva į Kuršmarę savo vandenį neša. Ir Nevėžį šventoji Dubysa ir tėvas jų Leonas. Vakata pačia pro pilis, pro piliakalius, Unė Kernavę, merginė Veliuoną ir mena jos didelių drąsą. Čia Lietuva, Lietuva, čia Lietuva, čia Lietuva, čia mūsų žemė. Lietuva, čia Lietuva, 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 čia mūsų žemė, čia mūsų žemė. Lietuva, tautos širdyje
karūną virš kalno. Ašara džiaugsmo ir kraujas užverda, o lūpose skamba tas pat tavo vardas jau 1000 metų. Kartoja šį vardą žiniai kunigaikščiai, vaidilūs bajorai, senoliai tėvai, jų vaikai. Čia Lietuva, Lietuva, čia Lietuva, čia Lietuva, čia mūsų žemė. Lietuva, čia Lietuva, Lietuva, čia Lietuva, čia Lietuva, čia mūsų žemė, čia mūsų žemė, čia mūsų žemė, čia mūsų žemė. Lietuva, Lietuva. Šimtas pirmųjų karo dienų. Amenate? Kas buvo? Aš tai bėgau į parduotuvę, druskos pirkau, lašinių ir taip toliau ir taip toliau. Visi buvome nežinioje. Skaudu buvo dėl įvykių ir patys nežinojome, kas bus. Norėjosi kažką tai sukurti. Niekaip, man niekas nekibo aukoms Ukraino. Ir po mėnesio galbūt kažkaip tai atsirišo man viduje. Tada kažkaip tai žuvo daug vaikučių. Ir prašiau lopšinę, kuri taip ir vadinasi, Tūtelių lopšinė.
dabar pristatau savo patį geriausią draugą, Ernestą. Ir jo knygą. Mes taip draugaujame. Draugė važiuojame, aš padainuoju, jis rašo knygas. Malonu. Labas vakaras. Labai smagu kartu su Romu keliauti po Lietuvą. Susiklijavom. Apie knygą, privaloma pasakyti, kaip jinai atsirado. Šiaip netipiška visiškai mano kūrybai knyga. Aš labiau mėgstu rašyti apie istorinius įvykius, juos interpretuoti. Man patinka grožinė forma ir aš labai nemėgstu dokumentikos. Aš dokumentiką naudoju tik tai kaip šaltinius, kad kažką sukurti tokio, kas būtų skaitytojui priimtina ir galbūt truputėlį daugiau spalvų įpinti iš savo kariškos patirties, negu istorijose dokumentinėse parašyti. Tai kaip atsirado ta knyga? Labai gerai buvo pasakyta, kad geriau jos nebūtų. Nebūtų karo, nebūtų šitas knygos. Aš šiaip tarp mano kitų knygų čia buvo visiškas ekspromtas. Ir nuo pirmos dienos invazijos, karas jau vyko 8 metus iki jos. Ir buvo skaudžių jau netekčių iki tol, bet kada prasidėjo šitą invaziją, mes pamatėme baisaus, žiauraus, didžiulio intensyvumo karo pradžią, kokios nematė Europą nuo Antro pasaulinio karo. Ir pasirodo, žmogus nepasikeitė nekiek. Pasikeitė žudymo technologijos, pasikeitė ginkluotė. O priešas, bendras mūsų su ukrainiečiais priešas, jis niekiek nepasikeitė. Turbūt nuo 17 amžiaus. Visada tas pats. Pačią pirmąją karo dieną invazijos, tada kaip tik karo pirmos dienos ryte prasidėjo ir knygų mugė. Važiavome į knygų mugę. Mes jau ilgą laiką iki tol sekėme informaciją, šaltinius savo. Pas kiekvieną pas mus yra Facebooko kažkoks savitas burbulas. Pas mane Facebooko burbule gana nemažai ekspertų, kurie rašo savo įžvalgas. Mes juos atidžiai stebėdavom. Ir mes kariai trupučiuką kitaip matome karą. Mes suprantame, kaip vyksta karas. Mes matome pasiruošimus. Jie buvo matomi plika akimi iš atvirų šaltinių. Aš su savo kolega, kuris sėdis šalia manęs kabinete, buvau susiginčinęs. O susiginčinau likus gal keliom dienom iki invazijos. Jisai sakė, eilinis blefas, nieko čia nebus. Man jau buvo beveik kilusi mintis su juos sukalt rankom iš kokio gero butelio. Ir paskui, kai prasidėjo invazija, aišku, jisai pralošė, bet lažybų nebuvo. Galvoju, būčiau laimėjęs tą butelį, bet iš šitos pusės būtų daug geriau, jeigu būčiau pralaimėjęs. O iš ko mes matėm? Akivaizdus buvo ženklai, dėl ko mes ir ginčinomės. Iš Baltarusijos pusės iki pat pasienio buvo atnaujinta infrastruktūra, padaryti nauji keliai, kad šarvuota technika galėtų pravažiuoti. O bet kokiam Lietuvos karininkų logika sakė, vasario pabaiga, nepravažiuojama vietovė. Praktiškai, šiauriniai daly, dar kur smėlynų daugiau gal jo, bet Donbase kitur tai neįmanoma. Tankai visi sėda ant pilvo, nevažiuoja, tik tai keliais. Nėra kur skleistis, nėra kur panaudoti realiai šarvuotos technikos. Ir logika sako vieną, o įvyksta kita. Čia kartais prisimeni reklamą, kažkada tai buvo tokia, man atrodo, vodka Moskovskaja, kur sakydavo, umom Rusijų nepanėti. Proto nesavoksiu, o ima ir vyksta. Tai taip prasidėjo, tai tą rytą atsikėliau. Knyga yra apie tai, apie žmonių reakcijas. Iš tikrųjų, žmonių reakcijas, emocijas, laukimą invazijos, paskui kas įvyko vėliau. Nes aš nenorėjau rašyti dar vienos analizės, jo labiau, kad nesu jau ten analitikas labai gilus. Bet man reikėjo atskleisti tos pradžios invazijos žmonių nuotaikas, kada tie buvo lūžio taškai, kada jiem buvo tikrai baisu, kada jie jau suprato, kad Ukraina atsilaikė. Ir surinkau 17 žmonių labai skirtingų interviu, sudėjau į knygą.
ten yra ir ukrainiečių, yra politikų, yra netgi GNG sindikato lyderio Svaro, tokio girdėt, ne? Tai, visi kažką pasakė. Bet kaip aš tą knygą sukonstravau? Šiaip nuo pačios pirmos dienos pradėjau daryti ekrano nuotraukas. Žinot, pamatai įdomesnę informaciją, čia pasidarai tą print screen vadinamą ekrano nuotrauką ir įsisaugai. Nes galvojau, gal pravers, gal mano netgi srity, dirbant karybos institute, kažkokią analizę, gal darysim, chronologiją kažkokią reikės atsekti, pradėjau darytis. Kartais vieną, kartais 5 per dieną, prisikaupiau ten per metus laiko nemažai. Ir paskui taip šovė į galvą tokia mintis, ekspromtas dėl to sakau. Galvoju, reikia padaryti gal kažkokį albumą nuotraukų ir kažką išleisti galima būtų, kad išliktų kažkas atminty. Tas pirmų metų metraštis pirmą šovė į galvą mintis. Bet pasižiūrėjau, kiek aš jau turiu tų nuotraukų. Gyvas velnias buvo 1200 su virš gal ir jis tiesiog gautųsi labai storas albumas, ir kas iš tokio yra. Bet paskui pasvarstėm, kad 3 pirmi mėnesiai vis dėlto buvo tokie, ten lūžio taškų įvairių buvo. Ir jau po to viskas taip pradėjo vykti tarsi rutininiai tokie įvykiai. Ir iki šiol tęsiasi. Aišku, daug kas keičiasi tenais, pokyčių yra taktikoje, pokyčių yra kai kurių priemonių naudojame, bet o kas pirmiausiai sprendžia, tau pavyks, nepavyks ar dar kažkaip, tai artimiausi. Pavyzdžiui, dukrai pasakiau apie savo idėją, sako, tėti, čia žiauriai modernu tai daryk, nes čia iš print screeno nuotraukų dar niekas nėra knygos daręs. Sakau, gerai, taip sakai, tai reikia daryti. Tai va, interviu, mano komentarai yra, ten šitą knygą, kada pamatė, vienas žmogus, atsimenu, tokį komentarą pasakė, sako, tinginys esi, sako, čia nieko neparašyta beveik. Tai knyga tokia ir yra, realiai, ten aš labai mažai parašiau, ką nors pats. Ten daugiau vartai ją kaip albumą, iš tikrųjų, tu žiūri tas print screeno nuotraukas, tas visas kopijas. Ten yra ir tekstinių tų kopijų, ten, pavyzdžiui, Locked and Loaded, kurie analizės rašė visą laiką. Arba, Papičkys dar tada nebuvo Facebook'e aktyvus rašytojas, vėliau pasireiškė, bet buvo tų analitikų be mane sočiai. Galima buvo jį skaityti, analizuoti. Aišku, aš pasirinkdavau truputėlį šaltinius tokius patikimesnius, ten, pavyzdžiui, kokio krašto apsaugos ministro, oficiali informacija, viskas, jinai patikrinta, galima dėti. Aišku, filtruoti reikia šiek tiek. O paskui dar šovė į galvą mintis, kad galima QR kodus įdėti, kur tiesiog paėmęs mobilį nuskanuoji ir tau pasileidžia video. Knygoje yra įkalta tų tokių kodų. Tiesiog gali pasižiūrėti, kaip vyko karo pradžia. Kyjivas, ten šiaurė Kyjivo, koks nors Iziumas, dar kas nors ten Sumai, Charkivo gynyba. Ir ten jeigu ukrainietiškai net nelabai supranti, tai tiesiog pasižiūri vaizdus ir jau to gana. Nes vaizdai visur panašus ir žmonės pasakoja, kai kur yra titrai angliški, kur jaunimui lengviau suprasti. Nes mes tai ukrainietiškai galim nesunkiai suprasti, jeigu moki rusų kalbą arba lenkų daugmaž. Tai savo laiku esu visą snaiperių vadovėlį perskaitęs ir man kaip problemų suprasti nebuvo daug. Vieną dalyką aš supratau dar prasidėjus invazijai, kad iki tol dirbau su ukrainiečiai, šiek tiek buvau Ukrainoje keletą kartų ir visai nebuvo problema šnekėtis rusiškai. O kada įvyko šitą invaziją, supratau, kad aš su ukrainiečiais nebenoriu kalbėti rusiškai. Ir aš pradėjau mokytis ukrainietiškai, nors tai sudėtinga, kai nėra mokytojo šalia ir nėra su ko kalbėtis, bet žiūri video, skaitai tekstą kažkokį ir stengiasi kuo daugiau žodžių įsiminti. Tai va, ir zrazumil, pačiau včisa ukrainskui. Tai taip pradėjau po truputėlį dėlioti kažkokį vieną kitą sakinį, iš tikrųjų dar nekalbu ne velnio gerai, bet suprast galiu daug ką, kai aš šneku. Ir be abejo, vėl, kalbam apie labai rimtus dalykus, tai yra labai žiaurus karas, labai intensyvus, labai daug žūčių, netekčių, visko, žiauriai daug juodos spalvos yra, bet vakar buvau susitikime ir vakarieniavau su specialių pajėgų 20-ojo bataliono vadovybė. Ir jie patvirtina tą, ką mes kariai seniai žinome, fronte neįmanoma be humoro išgyventi. Krečia pokštus ir tokius juodus pokštus kartais. Pavyzdžiui, vakar pasako istoriją. Sako, atvažiuoja naujokai, juos visus turi nufotografuoti, bylas pradeda formuoti. Jis sako, pastato naujoką prie senelės ir fotografas meta pokštą, bet jau tokį juodą pokštą.
Sako, stok nejudėk, nufotografuosiu tavo obeliskui. Tipo, ant kapiniam paminklui. A jam akis tik tai bamtant kaktos išlipa, galvoju, kaip. Aš dar tik atvažiavau, jau mane laidoja. Bet tai yra toks juodas humorėlis, kur jie vieni iš kitų pasijuokia. Tie, kurie fronte sėdė, jau supranta tos bajerius, tie, kurie ateina nauji, dar nelabai. Ir jiem nejuokinga. Jų dar akis didelės, o čia dar tokius pokštus krečia. Bet paskui labai greit vieni kitus perpranta, pradeda nebepykti ant tų visų juodesnių bajerių, dar kokių nors pokštų. Ir, paskui kitą kartą ateina fotografuoti vėl kitos partijos. Tai jau tie, kurie matė šitą įvykį, sako, klausyk fotografė, tu sako, tokių bajerių neskaldyk daugiau. Gerai, vėliau kaip nors ten, bet ne dabar. Tai, vieni kitus pamoko šiek tiek. Bet iš tiesų tai humoras, tas sveikas humoras pas ukrainiečius, iš tikrųjų yra toksai seniai jau naudojamas ir iki šitos invazijos. Ir mane žavė tas dalykas, kaip jie žiūri. Mes patys esam tokie, šiaip misijose keliose, kiek buvę esam, tai be to niekaip, nes jeigu tu nenaudosi humorą, jeigu tu nedarysi vienas kitam šunybių, dar ko nors, tai realiai panirsi į depresiją, tai bus blogai. Tai yra vienas iš būdų kažkaip atsilaikyti psichologiškai, išgyventi ir nepalūžti. Tai ten, sakau, su pokštais viskas gerai. Už tai aš ir pats per pristatymą šiek tiek leidžiu savo pajuokauti, kad ne viskas taip jau rimtai būtų. Ir aišku, aš rinkausi kuo įdomesnius dalykus. Negaliu neparodyti pirmos skaidrės. Čia Jonas Ohmanas. Tuo metu jis kaip tik tai važiavo į Avdivką. Ten gal dieną prieš įsiveržimą, jisai man atsiunčia video ten ir aš matau, važiuoja labai prasta kokybė, bet matosi tai 64 tankai ukrainiečių išrikiuoti jau visai prie fronto linijos. Aha, sakau, pasiruošęs stovi, sako, jo, tai jau žinojo, kad bus, tik tais gal nežinojo tiksliai valandos ir dienos. O kitą dieną jis jau atsiunčia man šitą pranešimą. Gal neįžiūrėsit, bet aš dėl to pranešimo iš tikrųjų klausiau jo, ar nereiktų užtušuoti vieną žodžią, nes perskaitysiu, kaip parašė. Atpiso pirmą bangą, reiškia atmušė pirmą ataką, šaudo ištisai gradais. Gradas tai yra artilerijos sistema reaktyvinė, kuri dengia gana nemažą plotą ir ten, kurie duoda salvę iš vieną mašiną turi 40 vamzdžių. Tai juokinga nėra, labai baisu, bet ne visada pataiko, nes ten nėra tikslaus pataikymo ginklas. Bet artilerijos naudoja daug ir tai priminė iš tikrųjų ir Antrą pasaulinį, ir Pirmą pasaulinį karą. Ten kraterių būna ištisi laukai. Daug. Geležies, mėsos turi daug. Ir tiesiog aklas puolimas, aišku, su tikimybė, kad ukrainiečiai greičiausiai pamatė tokio masto puolimą palūš. Jie buvo pasiruošę Kreščiatikę po 3 dienų paradą daryti. Kreščiatikas, Kijevo centras. Ir mes pamatę šitus visus pirmus pranešimus, aišku, kariai kitaip gal mato ir skaičiuoja, nežinau kaip atrodė civiliam kai kuriem, bet jie knygoje interviu davė ir ten galima paskaityti. O kaip atrodė man, tai kada į Gostomelio aerouostą išmetė desantą, aš tada žiauriai sunerimau. Aš žinau, kas yra išmetimas desanto į tokį objektą. Tai reiškia, kad labai greitai, gal po kelių valandų arba maksimum po paros, jeigu jie išlaikys tą aerouostą, ten eis oro permetimas lėktuvais, daug pajėgų, daug logistikos ir jie pries tą plasdarmą labai greitai ir tai yra 20 km nuo Kijevo centro. Ir judės tenais greitai, kaip tik tais galės. Ir kai Gostomelis atsilaikė, aš atsidusau jau pilna krūtine, Gostomelio neišlaikė, jau yra labai gerai. O kada kolonos sustojo šiaurinėse priemiesčiuose ir pradėjo degti, tada supratau, viskas ukrainiečiai sustabdė ir dabar jau viskas vyks ilgai, intensyviai, bet jau rusai nepaėmė Kijevo. Staigiai, taip ir tikėjusi. Zelenskis nepakėlė rankų, jam pasiūlė aišku evakuaciją, jisai pasakęs tą frazę, kurią turbūt dar visi atsimenat, sako, man ne pavėžėjimo reikia, man reikia ginklų. Ir tai buvo tokie lūžio taškai, kurie man asmeniškai leido suprasti, viskas, ukrainiečiai apsigynė ir dabar kaposis. Žiauriai kaposis. Tai va, bet yra ir tokių įdomesnių dalykų, ką man buvo įdomu matyti pirmieji belaisviai, pavyzdžiui. Įsidėmėkite šitą veiduką, jis labai fainas atrodo, toks, kaip rusai sako, bezabidnai. Lietuvos kariuomenėje mes dar naudojam tokį terminą kaip žudikas kūdikio veidu. Išvaizda nieko nereiškia.
Mes nežinom, ką jisai iki tol darė, kol papuolė į nelaisvę. Bet tas veidukas tapo labai greitai propagandos įrankiu pačių ukrainiečių. O ukrainiečiai taip gerai propagandą darė, kad iš tikrųjų tai iš 10 balų 11 drąsiai galiu rašyti. Nu, šaunuoliai šiaip, labai gerai, iš karto išnaudoja bet kurią situaciją. Tai jo pirmas pasirodymas iš karto. Nu, sugalvojo gerą triuką, aš nežinau, kiek motinų, pavyzdžiui, karių paskambino, čia parašyta: mama, tavo sūnus laukia tavęs ir jo, tavo belaisvės sūnus laukia tavęs ir telefonų numeriai, kuriais galima paskambinti ir pasakyti, jeigu tu paskambinsi šitą numerių, mes tau atiduosim sūnų. Nu, triukas toksai, propagandinis, gal visi psichologiniai poveikiai kažkokį tai gali padaryti. Bet įsiminkit šitą veiduką. Čia ne pirmas pasirodymas ir ne paskutinis. Toliau ką aš randu. Vėl, žiūrėk, tai pradeda daryti per humorą kažkokį tai. Memus pradeda dėti į viešus kažkur tai, į Facebooką, į dar kažkur tai socialinius tinklus. Kvadratiniam raidėm, kas negalite skaityti. Viršui vėl tas pats veidukas. Jis jau žymybę tampa po truputėlį. O šalia sudegęs tankas. Ir sako, kodėl sudeginat mūsų tanką? Aš maniau, kad jūs atėjom išlaisvinti. Apačia ukrainietis, nustok irgi nekaltų veidų, laikydamas modernę lau sistemą prieš tankinę. Aš tai maniau, kad čia fotoaparatas ir aš jūs fotografuoju. Tai tokių pokštų šiaip nemažai buvo, aš stengiausi pasigauti ne tik tai labai rimtą informaciją, bet truputėlį paspalvinti tą istoriją, nes šiaip ten daug yra ir humoro, ne tik tai, kad tas karas visada vien tik tai tokiom spalvom, bet aišku, nuostoliai visą kitą tai yra žiauru skaityti, bet nuo pat pradžių ukrainiečiai apie savo nuostolius nelabai ką praneša. Ir dar viena iliustracija, kurios knygoje nėra, nes jinai atsirado jau prieš praeitas kalėdas. Tai žiūrėkit, praėjo beveik 2 metai, o jie nepamiršo jo. Bet čia kur triukas yra, pavadinkim tai juodu humoru vėl. Black Friday, juodo penktadienio išpardavimai. Reikia paaiškinti, kas yra 300 ir 200, tarsi kainos atrodo. Bet tai yra kodacija, nors nuostolių. Ir rusai ir ukrainiečiai tą patį naudoja. 300 ir 100 yra sužeistas, 200 nebetstatomas, ta prasme nukautas visiškai. Bet jie tarsi kaip išpardavimą pažydė. 300 mes keičiame 200, perdirbam ar kažkaip tai taip. Bet juodas humoras, jo, bet visa tai yra propaganda. Bet man žaviausia yra tai, aš jau maniau, kad jie pamiršo tą veidą. Ne, nepamiršo. Lauksim, gal dar panaudos. Buvo įdomu stebėti, pavyzdžiui, kaip jų technika po truputėlį lūžta, žūsta, pamušinėjama naujausia, kurią mes matėm tik tai iš paveikslėlių. Čia turėjom progą matyti, kaip jinai dega visi. Dega vakarietiška technika, dega rusiška technika. Tik tai tiek, kad galima paanalizuoti absoliučiai esminį skirtumą tarp vakarietiškos ir rytietiškos. Vakarietiška. Pavyzdys. Važiuoja Bredlis, amerikietiška pėstininkų kovos mašina. Ir dabar, kai užsiminavė ten visas linijas, tai neišvengiamai užvažiuojant minos. Bum, vikšras nueina velniop, ratas dar koks nors vienas kreivas, atsidaro gale rampą, išlipa, Hebra sako, šiandien nebevažiuosim toliau. Važiuoja BMP-3 rusiška, užvažiuojant minos, bum, visą BMP-3 įsitaško, bokštas nuskrenda iš šoną. Iš paskos važiuojantis BMP-3 sustoja, iš jo išlipa kitas ekipažas ir sako, tie jau niekur nebevažiuos. Ta prasme, to ekipažo nėra, jis išgaravo. Lygiai tas pats su tankais. Matė skraidančius bokštelius į viršų nuo T-74, nuo jų naujausių T-90. Kodėl taip yra? Todėl, kad visas ekipažas sėdė ant kovinio komplekto. Ten jau po kojom ratų yra visur kartušai su paraku ir užtaisai sėdiniai. Pas Leopardą arba Abramsą viskas yra už bokšto. Atsidaro, pasiema, jį užtaiso, uždaro. Jeigu pataiko į kovinį komplektą, jisai ten laukia, bet ne viduj. Ir niekada nenuskris bokštas nuo Leopardo arba nuo Abramso. O T-72 bokštas skrenda 30 metrų į orą, o viduje viską išgarina akimirksniu. Ten tokia temperatūra praužia, kad kartais, ten nėra iš ko DNR paimti realiai, kada viskas išdėlė. Truputėlį komentarų esu pats nuo savęs parašęs, ten ne tik interviu yra, kai kur esu parašęs ir tokius dalykus, pavyzdžiui,
kuro kainos pakilo Lietuva, ne? Ui, kaip blogai, bet aš brangiausiai mokėjau už benziną 2,15 €. Nu, bet parašiau tokį kaip ir komentarą, kad aš sutinku mokėti ir 3 €, tik tai, kad pas mus tai neteitų. Tai, nu, blogai pakilo kainos. Iš kitos pusės, pažiūrėkime, kaip pas juos yra blogai. Tai yra su kuo palyginti. Lietuvoje irgi nebuvo labai taip jau ramu. Gal pirmas kelias savaitės taip staiga dingo iš eterio visi tie, kurie komentuodavo, ten rusai puola dar kas nors. Kai pamatė, kad realiai puola, nu, pritilo, bet paskui vėl pradėjo reikštis. Na, čia tokį partizanavimo atvejį, pavyzdžiui, Vilnius Goštauto viadukas buvo trispalvė gražiai nupiešta ant atramos ir ją dar ant viršaus papuošė su Z raide. Ten labai greitai tą nuvalė, uždažė ten viską po kelių valandų, bet važiuodami ryte į darbą Vilniečiai galėjo pamatyti tokį vaizdą, nu ką. Ir tada pagalvoji, kad, nu, žiūrėkit, mūsų aplinkoje irgi dar yra, reikia nepamiršti apsidairyti kartais. Nu, bet kuriuo atveju tenais viskas truputėlį kitaip. Kas dar buvo tokio specifiško tada pačioj pradžioj? Tai civilių labai daug stoja gynyba. Ir labai blogas dalykas yra nevaldomi civiliai. Ten juos stengiasi suvaldyti, į organizuotas struktūras jungti, ten vadinamos TRO visos pradėjo organizuotis, tos teritorinės gynybos vienetai. Aišku, buvo problema didelė - apmokymas, vadai, kurie neturėjo kovinės patirties arba iš viso buvo tik tai šiaip lyderiai savaime atsiradę. Ir žmonės civiliai, kurie nežino, kaip vyksta karas, jie labai greitai įsivelia į labai blogus dalykus, ta prasme didvyriškai žuvo nemažai civilių, Kijevo gynyboje ypatingai, kada pasiema ginklus, kurios tada išdalino ten, man atrodo, ar ne apie 18 000 ginklų, ir pasiėmė lengvąją ginkluotę, geriausia atveju kokie RPG granatsvaidį, kuris gali pamušti šarvuotą techniką. Išėjo laikyti priešo, sulaikyti priešakinių pajėgų, kurios juda su sunkiu šarvu, turi ugnies paramą. Nu ir ten dauguma iš tikrųjų didvyriškai žuvo. Nes kas atsitinka, kada tu bandai stabdyti šarvuotas pajėgas, kurios puola, kurios pasiruošia, turi daug ugnies galios. Tu įsivedi į kontaktą, jie sustoja ir visus vamzdžius atsuka į tave. Ir nušluoja tavo poziciją. Tiesiog primityviai nušluoja viskas. Tai čia yra toks plakatas, kuris jau skirtas yra civiliam, kad nebandykite stabdyti pagrindinių pajėgų. Už jų juda logistika. O logistika yra įkandamas taikinys ir su lengvesnė ginkluotė. Kartais net molotovo kokteilis gali padaryti nemažai darbo. Ir parašyta, kaip tai daryti, ir sako, jeigu jūs sudeginsit, pavyzdžiui, kuro cisternas, be kuro tankas yra tik tai metalo krūva. Jeigu sustabdysit logistiką, kuri priveža šaudmenis tankų, be šaudmenų tankas tik traktorius. Nu tai tokiais plakatais bando pamokyti civilius, kad žiūrėkit, nesivelkit į kovą su pagrindiniam pajėgom, ten yra geresnių taikinių už jų nugaros. Ir jie yra dar svarbesni kartais negu priekiniai. Priekinius tegu stabdo kariuomenė, o jūs ten už nugarį žiūrėkit, galit padaryti savo darbą. Ir turėti mažiau nuostolių. Tai tokių informacinių plakatų ir netgi vėliau apps atsirado tokių telefoninių, kur galima pranešimą greitai siųsti. Nes pavyzdžiui buvo tokia atveju, skambina bobutė kažkur tai, kažkokiom pajėgom, būdavo gal kokiai komendatūrai. Sako, aš matau pro langą važiuoja 2 tankai. Komendatūra sako, gerai. Kur jūsų langas? Aš nereikia žinot vietą. Kur tai yra, iš kur juda. Tai atsirado tokių pamokančių, kaip siūsti tą elementarų pranešimą. Kad svarbi vieta, svarbu veiksmas. Ir ne kiekvienas civilis iš karto tą supranta. Nes galvoja, savaime suprantama, aš matau tai ir turėtų suprasti, ką aš ir kur matau. Bet taip nėra. Pats tikriausias karas ore prasidėjo. Jis vyko ir tada, bet invazijai prasidėjus labai dideli pokyčiai įvyko. Ir apie dronų naudojimą girdėjot. Labai daug dronų yra civilių atvežtų. Ir šiaip kai kurie dronai savižudžiai tiek atpigo, kad galima pačiam nupirkti už nedidelius pinigus.
Aš pats esu nupirkęs vieną droną. Čia toks kaip žaidimas, gal negerai, aišku, sakyti per karą žaidimas. Bet nupirkau droną už 350 eurų. Tai yra FPV First Person View, kur su virtualiais akiniais mato, kur skrenda. Jo greitis didžiulis, bet jisai yra labai pigus. Ir turi kamerą, mato, kur skrenda. Ir prie jo pritvirtinamas yra iki 4 kg svorio užtaisas, kuris gali spakainiai nukalt tanką arba šarvuotą techniką. Tai yra tokia piguva, kad neįsivaizduojama. Ir net jeigu iš 10 karto tai pavyksta, vis tiek apsimoka. Jeigu tu paimi BMP ten 3, kuris kainuoja mažiausiai 1 milijoną arba daugiau eurų, tai vis tiek net ekonomiškai labai apsimoka. Ir saugiai tą darai, nes tau pačiam šaut nereikia, jisai nuskrenda, surandi taikinį ir sunaikini. Tai kuo baigėsi tas žaidimas? Aš dabar laukiu video, kaip mano dronas sudirbo. Ir dėl ko aš iš karto negavau video, jisai sudirbo prieš mėnesį. Ten yra tokia procedūra, vadina sendinimu. Asmė negali siūsti iš karto informacijos, tai gali vėliau. Tai vis tiek, ta prasme, pavadinkim tai pramogą, kad aš galėsiu pamatyti, kaip sudirbo mano dronas. Bet tai yra paramos variantas, nes aš nupirkau vieną droną, kuris atliko darbą. Tai įvairiai galima remti. Pavyzdžiui, čia trofėjų turiu keletą. Aš juos nupirkau aukcione. Vienam aukcione, kitam aukcione. Šalmas yra, jeigu neklystu, iš Avdyvkos. Radio stotis yra iš Bachmuto. Jie parveža trofėjus ir padaro aukcioną, taip surenka paramai pinigų. Tuo pačiu tu gali įsigyti tokių daiktų, kurie ateity gali būti muziejinės vertybės. Turėtų tarsi suvenyrą, va jums parodys. Bet tuo pačiu tu aukoji Ukrainai, aukoji tiem, kurie veža paramą. Toksai būdas, sakykime, man visi būdai yra priimtini, jeigu duoda rezultatą. Galima tiesiog aukoti. Esam tą darę daug kartų. Aha, tai apie dronus dar galima papasakoti linksmesnių istorijų. Pavyzdžiui, esu matęs keletą video, kaip droną ima belaisvį. Neteko matyti? Teko, ne? Bet tai yra kosmosas visiškas. Kaip tai vyksta, užskrenda dronas, jie ten granatėlės mėto ant pozicijų. Ir nuo drono bėgti tas pats kaip nuo snaiperio. Aš buvęs snaiperio ekspertas irgi. Ir sakydavom, nebėkit nuo snaiperio, nes mirsit pavargę. Tai nuo drono lygiai tas pats, niekur tu nepabėgsi. Bando visai ginti, šalmais mėto, šaudo į juos, bet labai retai pataiko. Tai yra greitai skrendantis objektas, mažas, jį nepataiko. Bet tada rusai dešutoj kažkaip jisai numetė šautuvą į šoną ir tam dronui rodo, nemesk. Aha, gerai galvoju. Užskrenda kitas dronas, numetė raštelį. Raštelė parašyta, sek paskui mane. Jisai gerai. A dronas iš oro mato, kur yra rusai, kur nėra rusų, saugiai praveda iki ukrainiečių pozicijų, a ten jam jau pareina komanda, nusink šalmą, nusink šarvinę liemenę, nurengia į pasiemą į nelaisvę. Ir aš taip kelis tokius video jau mačiau, kur dronas paima į nelaisvę. Tai jau pasikeitė karas šiek tiek. Kad net ir taip gali būti. Dronai prieš dronus pradeda kovoti. Šiaip stebėti mums įdomu kaip karas specialistams šitos pokyčius. Bet kaip greitai mes galim prisitaikyti. Suprantate, mes irgi galvojam, kaip tas karas vyksta ir kaip mes galėtumėm išmokti tas pačias pamokas ir sureaguoti, nes taip greitai keičiasi, kad mes nespėjam reaguoti. Ir kodėl ukrainiečiai spėja? Todėl, kad labai daug aprūpinimo šitais dronais eina iš savanorių, o savanoriam nereikia viešų pirkimų vykdyti. Vieną kartą Jonui paskambinau, tai buvo 2017 metai, aš nuvažiavau į Desno snaiperių mokyklą, kuris kaip tik tai kūrėsi tuo metu ir sako, mes to neturim, to kompasų neturim, žiūronų neturim, o kaip jūs vesit pratybas, jeigu neturit. Parašiau Jonui, sakau, gali? Sako, galiu. Ir po savaitės jisai nusikrovė krovinį Desnai. Tai yra nerealūs greičiai. Niekas taip negali, oficialios institucijos, jokia kariuomenė niekaip taip negali padaryti. Gali tik tai savanoriai tai padaryti. Ten aišku, linksmų istorijų prisiskaitęs, esu net kartais nežinai, ar tai tikra istorija ar netikra. Pavyzdžiui, atspindi kartais ir tą tokį jų mentalitetą. Pavyzdžiui, ukrainiečiai turi daug aplaitumo, visokio nekompetencijos, lygiai taip rusai turi tokios pačios, nors rusai turi daug daugiau resursų. Ir geležim, ir mėsa, kaip šiaip grubiai pasakęs, yra vienas ukrainietis, sako, tūpą mes ant želėzo. Pačioj pradžioj, kai Kyjivą gynė. Bet apie ką kalba?
vieną istoriją esu perskaitęs ir net sunku patikėti, arba gal tai yra išgalvota istorija, bet jinai vis tiek atspindi tą mentalitetą. Bet skamba labai gerai. Atvažiuoja į kaimą 4 rusų tankai, būrys. Jiem baiginėjasi kūras. Su logistika pas jos problemėlių buvo, jie daug kur civilėse kolonėlėse užsipildinėja. Išlipa, sako, vietiniai gyventojai, pasitinka, sako, kur gaus saliarus? Nu, sako, pas mus nėra, čia mažas kaimas. Bet gal žinot kur? Nu, pamėgintume ten miestelį, ten kažkur kolonėlė yra, sako, gal dar turi. Su saliarą tai karo pradžioje iš karto ten buvo labai blogai. Benzino buvo galima gauti kiek nori, o saliarą jau greitai išgaravo, nes visa karinė technika ant saliaras važiuoja. Nu gerai, bet kadangi neracionalu 4 tankais važiuoti ieškoti saliaros, jie 2 tankus palieka, peršoka į kitus 2 ir išvažiuoja. Ukrainiečiai žiūri, 2 palikti tankai, be apsaugos, be nieko, padarom bajerį. Jie ukrainietiškas vėliavas ant tų tankų, bumt užkabino, laukia, kas bus. Tie grįžinėja užsipylę su tankais atgal, ant stabdžių. Matot, 2 ukrainiečių tankai stovi. Iš pabūklų, bam, bam, sukala abudu. Gerai, važiuoja arčiau ir taip už galvos. Ai, taigi čia mūsų. 2 tankai jau sunaikinti, nu reikia važiuoti toliau. Reikia važiuoti toliau, tiltelis kažkoks tai. Nu, žinot, kaip sako, rusai viską žiūri daug paprasčiau. Jeigu ten parašyta, kad jisai laiko 5 tonas, tai 50 tonų tankas gal ir pervažiuos. Nepervažiuoja. Tada bando apvažiuoti, sėda ir 4. Ai, išlipa, užtrenkia ir išeina pėsčiom ieškoti savų. Taip ukrainiečiai su keliom vėliavom tik tai sunaikina visą būrį tankų. Tai kiek tai tikrai istorija, aš nežinau, bet jinai skamba gerai. Bet iš tikrųjų atspindi tą tokį kariavimą, tokį chaosą šiek tiek. Nes jau prieš įsiveržimą sakau, jeigu jie šią savaitę nepajuda, nu, tai nežinau, kas bus, jie nebepajudės. Nes kada karys stovi ir laukia, tai nieko nėra blogiau, jeigu jis neturi kuo užsiimti. Ir kas ten prasidėjo prieš invaziją tada? Prasidėjo saliaras nuleidinėjimas, pardavinėjimas, tada biškį pasilinksmina, prasideda chaosas kažkoks, tai dar muštynės tarpusavio, dar kažkas. Nu, žodžiu, kariai savotiškai degraduoja. Ir reikia jam duoti veiksmą, jeigu neduodi, blogai. Tai va, tokios ten istorijos. Nu, knygoje iš esmės tokių gal ir nėra, kurias aš čia pasakoju, bet jos ir vėliau gal kartais atsitiko. Bet, na, knygą žiūrėdami, nebent vartydami suprasit arba prisiminsit, tiesiog knyga yra padaryta dėl atminties, kad nepamirštume, kas tada vyko ir matosi pagrindiniai pokyčiai, nu kokie vyksta. Ten, pavyzdžiui, Andrei Šildejev, rusas iš Vilniaus, bet jisai lojalus Lietuvos pilietis, pardavęs savo Vyčio kryžiaus uždirbtą sąžiningą ordiną tam, kad gautų paramos pinigų. Jisai 1 savaitę jau praktiškai išvažiuoja tenai. Ir gana ilgą laiką buvo instruktorius, paskui į 0 papuolė, 0 tai yra priešakinė linija, gavo kontuziją, vos nežuvo vienam šturme, kaip už kuopos vadas sėdėjo, paskui grįžo į Lietuvą, pasigydė truputėlį, nu, prastai atrodys po tos kontuzijos. Jisai davė man interviu irgi. Savotiškas jo vertinimas yra, jis nevynioja į vatą, sako kaip yra. Keletą kartų buvo į televiziją išėjęs, tai galima tą suprasti, ten jisai pasakoja gana korektiškai ir stengiasi dar visko nepasakyti, ką žino ir kaip jaučiasi, bet kartais pas mus informacija būna tokia šiek tiek pagražinta, o tie, kurie sėdi ten, jie mato realų vaizdą. Ir kai tavo kuopoje išlikę yra tik 50% personalo, todėl, kad tu tą kuopą esi pasiruošęs pats, bet kitose kuopose tik 30 likę personalo, dėl to, kad jos nebuvo paruoštos. Ir to bataliono vis tiek neratuoja, nes nėra kuo. Ir batalionas, jeigu laik kuopą, net ne batalionas, laiko 7 km ilgio ruožą, o lelia, tai yra daug. Ir jisai tą visą matė savo akimis. Ir jisai žino, kas yra sėdėti apkasuose iki ausų purve, šalt tenai. Ir negana to, kad tau reikia fiziškai išgyventi, dar į tave artilerija priekia. Tai tie kariai ten sėdi
Jie nerotuojami, jie pyksta ant savo vadovybės, kodėl to nėra, kodėl jų nepakeičia. Bet jeigu tu nueisi ir paklausi jų, o kaip bus toliau, sakys, tik kaip ir moga, tik laimėjimas ir kitaip negali būti. Jie visi žino, kad jie nugalės. Nesvarbu, kur sėdėtų, iki ausų purve, nesvarbu, jeigu reiks trauktis iki Karpatų, jie tiki vis tiek, kad jie atlaikys. Tai va čia tas yra jų stiprybė, žaliai. Kodėl, pavyzdžiui, matematiškai skaičiuojant, Avdijivka neturėjo tiek prasilaikyti. Priešas yra daug gausesnis, turi daugiau resursų. Prasilaikė, todėl kad jie laikosi iki paskutiniųjų. Ir tik tais, kada jau visiškai nebeįmanoma, jie atsitraukia truputėlį į kitą liniją. Tai mes visi tikim, kad jie laimės. Aišku, čia ukrainietiškų ir kitokių dronų yra nuotraukų, kurie karo pradžioje buvo naudojami. Yra šiek tiek situacijos žemėlapį. Ten matosi pokytis. Nes šiaurinės teritorijos per tos 3 mėnesius pilnai išlaisvinamos yra. Bėda ta, kad tenais nesunaikino gyvos jėgos beveik ukrainiečiai, nes rusai pakankamai tvarkingai išėjo iš tos teritorijos, paliko Kyjivo sritį visą ir Charkivą, paliko gana daug technikos, juokdavosi, kad tai yra labai vykęs rusiškas lendlizas, bet jie išsaugo gyvą jėgą, kurią paskui Donbase panaudojo. Tai vėlgi ten rasit įvairių vertinimų galbūt. Aišku, Mariupolis tada jau prastoj situacijoje visiškai, dar Azovstalija ginasi, bet jis izoliuotas pilnai. Tai Andrėjus tas pats sako, kada išlaisvino Charkivo ir Kyjivo sritis, mes nebuvome euforijoje. Bet realiau euforijoje buvo tada, kada kreiseris nuplaukė žemyn. Tada sako, mes 2 dienas neišdžiuvom. Tada buvo tikras laimėjimas. Na tai visi skirtingai matė tas pačius lūžio taškus kare. Na ir ką, po 3 mėnesių viskas tęsiasi ir aš nežinau, ar aš noriu dar vieną knygą daryti, pavyzdžiui, po 2 metų. Aš noriu tik tais sulaukti kažko tai šviesesnio iš to karo. Sunku to tikėtis kol kas, bet tikiu, kad kažkas gali pasikeisti. Nu juk yra kažkas tai virš mūsų, ne? Tai toks mano būtų pasakojimas apie šitą knygą. Gal truputėlį įvedžiau, kas ten yra. Noriu duoti pakalbėti ir Valdui, ir Giedriui truputėlį, ne gal tie čia priekį sėdė, ne? Monologų tai aš varyt moku, bet svečių turim. Tai Giedriau, tu? Taip, nežinau. Tai sveiki. 2022 metų vasario 22 dieną važiuoju iš draugo gimtadienio ir automobilių sėdžiu įsijungiu radiją ir pranešė, kad, na taip, Rusija užpuolė Ukrainą. Aš galvoju, wow, 21 amžiuje prasidėjo karas. Nors mes su kolegom universitete prieš 3 mėnesius jau, kai visi kalbėjo, ekspertai kalbėjo, kad tas karas įvyks, mes supratom, kad bet kokiu atveju ateis tą dieną įvyks ir į Ukrainą. Ir dėja jinai atėjo, būtent vasario 24 dieną. Ir aišku, mes tą datą ir tą karą sutikom kiekvienas skirtingai. Pavyzdžiui, mano kolega, kursiokas, jisai sužinojęs apie karą, iškart nusprendė stabdyti studijas ir išėjo 9 mėnesių savanoriškai tarnybai į Lietuvos kariuomenę. Prieš tai, aišku, dar jisai važiavo į frontą su savanoriais, vežė tenais kurą, dizelį, tačiau juos prie Lenkijos Ukrainos sienos apgręžė ir jisai grįžo ir tada tuo pačiu metu išvyko tarnauti į Lietuvos kariuomenę. Sako, aš kitaip negaliu. Prasme, aš matau, kas vyksta ir sako, aš buvau taip auklėtas, buvau taip mokytas. Tai vat aš galvoju, kad šitoje vietoje labai svarbu, kad nuo pat mažų dienų jau mus mokykloje mokytų ruoštų būti pilietiškais, būti patriotiškais, kad vat atėjus tokiai dienai mes nepabėgtumėm, nemigruotumėm, būtent jauni žmonės. Tai manau, šitas dalykas yra svarbus, kadangi, kaip dabar pastaruoju metu viešoje erdvėje pasigirs toks pasakymas, kad priešas laimi ne tada, kai sunaikina mūsų kariuomenės, bet tada, kai palaužia mūsų valią gintis. Tai labai svarbu šitą dalyką išlaikyti ir suprasti, kad valia gintis yra turbūt pirmoji vietoje. Nes jeigu to neturėsim, tai man atrodo neturėsim ir kariuomenės tada ateityje. Tai manau, šitie dalykai yra labai svarbus. Man kaip jaunam žmogui iš tikrųjų buvo šokas ir aš mačiau vaizdus iš Ukrainos, iš mokyklų, kai tiesiog
mokiniai ateina į mokyklą ir galvoja, kad galimai čia paskutinį kartą atėjau, nes gali bet kuriuo metu raketas skris iš bet kurios pusės ir sunaikinti. Tai atrodo džiaugiesi, kad tu vat, gyveni valstybėje, kur saugiai gali dar nueiti į tą mokyklą, o jie to negali ir iki šiol to padaryti negali. Tai va, tai šitoje vietoje aš manau, kad reikia suprasti ir tai, kad, kaip ir va šitos diskusijos pavadinimas buvo, ar karas Ukrainoje, ar tai yra vien tik tai Ukrainos karas, ar yra ir visos Europos karas. Tai manau, kad akivaizdus atsakymas šitoje vietoje yra, kad ir ypatingai žmogus, kuris žino istoriją, jis supranta, kad mes turime bendrą istoriją su Ukraina, kad mes esame broliškos tautos ir kad kovojam nuo pat jau, kaip Ernestas minėjo, nuo pat 17 amžiaus su tuo pačiu priešu ir kad jisai niekur nedingo. Tai va, tai šitoje vietoje ir jaunai kartai, ir tuo pačiu ir visiems kitiems reikia suprasti, kad Ukraina kovoja už mūsų visų saugumą ir mūsų visų laisvę. O dar trumpai kalbant apie šią knygą, tai man vėlgi, kaip jaunam žmogui, svarbu paminėti, kad jaunimas paprastai neskaito teorinių knygų, kur yra labai daug teksto. O čia yra tokia knyga, kuri parašyta pasitelkiant šiuolaikinės technologijas, tai socmedijas, ir kur jaunimui yra labai artima. Kalbu į savo perspektyvos. Tai būtent mes matėme Messengerį, Facebooką, visokius kitos screenshotus vadinamus, tai ekrano iškarpas ir panašiai. Tai manau, kad šita knyga yra sudomins ir tą jaunąją auditoriją, ir ta jaunoji auditorija turės galimybę pamatyti, kas vyksta, nes dažniausiai yra toks suformavęs, kaip pasakyti, tokia nuomonė, kad jaunimas yra abejingas ir šitiems reikalams ir visiškai nesidomi, nes tiesiog jam neaktualu tai kažkas tokio. Tai vat, manau, šita knyga tikrai prisidės prie didesnės auditorijos išplėtimo ar didesnė auditorija pamatys kas vyksta. Tai va, turbūt nenoriu gaišinti jūsų laiko ir tada perduodu žodį Valdui. Tai ačiū. Sveiki, žemiečiai. Žodžiu, taip, mes su Ernestu kažkaip tai su Ernestu suvedė gyvenimas per archeologiją, per paieškas, kadangi dirbu genocido centro paieškų skyriuje, mes susiimam žuvusių partizanų užkasimo vietomis. Aš pabrėžiu užkasimo, nepalaidojimo vietomis, tie, kurie nežinomi. Žodžiu, visų tų, kurie arba dingę be žinios ar panašiai. Ir vat, daug prie mūsų darbo, sakykime, nutiesiogina mūsų darbo, tai Ernestas praktiškai vis ten savo srityje nepakeičiamas yra mums, tiek ir bunkerių, sakykime, analizavimo tam visam procese, tiek ir atkasus žuvusių palaikus, kur reikia nustatyti, iš kokio galbūt ginklo nušautas arba kokį būtų nužudytas ir taip. Tai va tokias mes taip ir susirišom su Ernestu per šitą istorinę, karinę prizmę, jeigu sakykim taip. Šiaip aš esu irgi Šaulių sąjungos narys, tai pagal amžių, aišku, dabar jau ne kariškis jokių būdų, bet aš labai džiaugiuosi, kad alytiškiai, man teko ne kartą bendrauti su Alytaus Šaulių rinktinės vadu, kalbėtis įvairiom temom. Aš labai džiaugiuosi, didžiuojuosi, kad alytiškiai sugeba mokyklose turėti šauliškas klases. Daugelį miestų tai reikėtų pasitempt, labai rimtai pasitempt, nes nuo jų priklausys, ar mes būsim ta visuomenės dalis, kuri, sakykime, sugebėsim realiai priešintis agresijai. Jeigu nedaug dievė, aišku, nedaug dievė tas įvyktų. Nes jeigu visuomenė yra pasiruošus morališkai, psichologiškai, tai jinai gali priešintis. O kitaip, jeigu nuo jos slėpiama tiesa ir jinai nemokoma, jinai neruošiama tą, tai seniau tai sakydavo, ką jūs čia dabar, atsimenu, dar kai mokytojo dirbau, tai ką čia dabar militarizuoti vaikus, nesąmonė, čia visiška, kaip čia taip galima, čia vaikam apie tos karus šnekėti.
Nu, bet, žodžiu, buvo tokia opinija ir palaukit, va, dalis kartos leidžiu savo pasakyti, išaugo tokia. O kodėl aš turiu eiti? O kodėl man tai turi rūpėti? Aš tikrai, žinokit, sutikau ir ne vieną žmogų. Va, ir va tas yra problema. Yra problema, aš tai nebijau tą pasakyti tiesiogiai, kai buvęs mokytojas ir panašiai. Aš taip nemokiau. Kai kam tas nepatiko. Kad aš per daug tą darau. Nu, ne per daug, viešpatie mano. Visos valstybės, nu gerai, paimkime ir Izraelį, kuris, na, sakykime, dabar kariauja. Aš čia dabar nepolitizuosiu kaip, kas ir kame, nes, nu, paskui žinot. Tai esmė, tai ten tiesiog garbė privalu ir panašiai. O kodėl pas mus paskui tai? Tai dabar, kadangi esu čia, norėčiau tokius paskutinis esminis dalykas. Kadangi mes ieškom žuvusiųjų užkasimo vietų, aš labai norėčiau kreiptis į jūs, gerbimieji, padėkit mūsų skyriui, bent jeigu išeina, jeigu galimas variantas, mes praktiškai tiesioginių liudininkų jau nebeturim. Tai reikėjo prieš 30 metų daryti kažką. Tai aš prašau jūsų, kurie galite, aš savo vizitinius korteles galėsit paimti, kurie galite, būkit geri, prisiminkit, ar giminės, ar artimieji, ar iš jūsų aplinkos, turi kažkokios informacijos apie užkasimo vietas, kurių mes nežinom. Prašau, paimkit bent, sakau, gal jūs nerasit, gal negausit jokios informacijos, bet, na, paskutinė mūsų viltis tai jūs, visuomenė. Daugiau iš tų KGB bylų, žinote, nieko mes labai neišlaušim. Tai ką, ačiū pašnekovams, o dabar ką jau mes link pabaigos šiandien sukam, tai pakviesiu Romą prie mikrofono ir papuošti renginį ir užbaigti renginį vėlgi savo kūrybą. Kaip Ernestas sakė, vis tiek bus gal iš tenais vieną kartą ateis ir nereikės rašyti tokių knygų. Taigi, užbaigdamas šį pristatymą, noriu atlikti dainą Stovi Dievas ant kamino. Pavasarį kulkomis lyja, pavasarį. Nulipo Dievas nuo kamino ir atsistojo ant kraigo. Mostelėjo Dievas ranka ir nustūmė nuo saulės, ir nustūmė nuo saulės, ir nustūmė nuo saulės, juodos debesis nustūmė. O juk reikia sėt, reikia gėt, reikia duoną auginti. O juk reikia art, reikia
visi reikia keikti, reikia žemę mylėti, reikia žemę mylėti, mylėti žemę. Kai nulipo Dievas nuo stogo, rado raudantį vaiką, verkiančią žemę, gerumu nušluostė jiems ašaras ir pasėjo į žemę, ir pasėjo į žemę, ir pasėjo į žemę, pasėjo grūdą į žemę, pasėjo grūdą, pasėjo grūdą į žemę, pasėjo grūdą. Ir visi išėjo į rytą pasitikti saulės. Ir visiems dovanojo, ir visiems dovanojo, ir visiems dovanojo, ir visiems dovanojo. Saulės spindulius visiems dovanojo, saulės spindulius visiems, saulės spindulius visiems dovanojo. Ar turit klausimų? Milijoną klausimų. Tai nežinau, ar klausit dabar, ar norit individualiai, bet mes vis tiek sakome, ačiū už šitą vakarą. Aš tikrai noriu įteikti po Alytaus miesto simbolį baltą rožę. Toks, sakyčiau, gal ir gražus, net ir baltas šviesos ir taikos simbolis. Ir naujausią knygą tikrai galite įsigyti registratūroje. Niekas gali neišeiti iš šios salės, kol negaus visų atsakymų ir kol negaus autografų. O kas turi skubėti ar kažkur kitur keliauti, gražaus vakaro ir ačiū, kad buvote. Ir ačiū už tai, kad aš tikiuosi visi čia esantys tiesiog ne tik pagalvoja apie tai, kad Ukraina kovoja už mus, bet ir daro tai, kad Ukraina ir mes laimėtume. Tai gražaus vakaro visiems. Žiūrėkit, kokie kuklūs ir nedrąsūs visi. Bet iš tikrųjų, Gintarai, klausimų gali būti 100. Supratau. Aš čia